Ką važiuojam? Nu, aš. Labas visiems. Šiandieną mes šnekėsim apie tą nuostabų skaičių šešetuką. Man tas skaičius šešetukas tikrai nieko nesako. Bet pas mano dukrytę gimimo data yra 2 šešetukai. Va, jai Va, vadinas daug kas sako. taip. Ir dėl to man labai yra įdomu sužinoti ne tik apie mūsų tolimesnę sesiją, apie skaičius, bet man labai įdomu ir apie tą šešetuką sužinoti. Tad noriu paklausti mūsų skaičių skaičių profesionalo, mūsų kolegės jau visiems žinomos Danutės. Ir kągi Danutė mums šiandien papasakos apie tą nuostabų skaičių šešetuką. Prašau, Danutė. Taip, labą dieną ar labas vakaras, nesvarbu, kada žiūrėsit, ar labas rytas. Vienu žodžiu, taip, dabar priėjom šešetuką. Šešetuko esmė yra labai nedidelė, ganėtinai nedidelė. Jis yra daugiau šeimyniškas. Jisai daugiau susitelkęs į šeimos santokos tvirtybę, darbo apsisprendimais, toks savitas šešetukas. Aišku, kas juos turi ne vieną ir ne du, ir gal ir 3 kartais būna gimimo datoj tie šešetukai. Tai vadinasi, jisai be galo stipriai už visko laikos. O už ko laikosi, tai mes dabar pasižiūrėsime. Numerologijos skaičius 666 yra galingas ir dažnai interpretuojamas kaip pusiausvyros, harmonijos ir rūpinimosi ženklas. Ką jisai mums reiškia ir ką jisai mums duoda? Pusiausvyra ir harmonija. Skaičius 6 yra susijęs su šeima, namais, santykiais, vidinė pusiausvyra. Tai kaip ir minėjau, turi būti viskas labai tvirta. Kai jis pasikartoja 4 kartus, tai reiškia, kad turime susitelkti savo gyvenimo stabilumą tiek emocinį, tiek fizinį. Va, aš ir sakiau, būna 3, 2, net ir 4. Rūpestis ir atsakomybė. 666 skatina daugiau dėmesio skirti artimiesiems ir būti jautriems kitų žmonių poreikiams. Tai priminimas, kad meilė, rūpinimasis yra svarbiausia santykio pagrindai. Tai išplaukia kas? Kad yra šeimos žmogus. Be galo šeimos žmogus. Dvasinis atsiverimas. Kartais 666 reiškia, kad suderinimas materialinių ir dvasinių gyvenimas. Jeigu jaučiate, kad jūsų dėmesys per daug nukreiptas į materialius dalykus, tai ženklas, kad reikėtų labiau pasitikėti savo intuicija ir dvasiniais principais. Koks ženklas? Ženklas tas, kad jeigu jau žmogui pradėjo pinigai imti viršų, tai griebiamės mes šeimos ir savo gyvenimo. Žiūrėt, vadinasi, kažkur gali pradėti byrėti, klepsėti, santuoka gal gali pradėti, nesutarimas tarp šeimoje. Tai vadinasi, pinigus turim biskį nuleisti žemyn. Pokyčių signalas. Šis skaičius taip pat gali būti priminimas paleisti neigiamą įpročius ar mintis, sutelkti pozityvumą ir pasiektume vidinę ramybę. Va. Ir vėl. Vadinasi, perspėja mumis, kad reikia daugiau pozityvo. Jei dažnai matote šį skaičių, atkreipkite dėmesį į savo gyvenimo prioritetus. Galbūt atėjo metas subalansuoti darbą, šeimą, asmeninį laiką. Tai skatina atsigręžti į savo, sustiprinti ryšius su aplinkiniais. Kaip ir prieš tai minėjau, kad jeigu užima vertę pinigai, vadinasi, reikia griebti šeimos. Šešetukas perspėja, jeigu mes jį dažnai matom, pas mus gimimo datoj daug šešetukų, jis nėra blogas skaičius, kaip kai kur minima, kad yra blogų skaičių, blogos emocijos, bloga gimimo data, o Jėzus, žmogus už galvos susiema ir nežino, ką daryti. Ne. Tai yra mitas, tai yra nesąmonė, aš pagrysiu, kad tai yra nesąmonė, nes visi skaičiai yra teigiami. Tik jie kiekvienas mums pamoko, ką mums reikia padaryti. Jeigu pas mus tų šešetukų daugiau, vadinasi, mes turim imtis ir tvarkyti savo santuoką, žiūrėti gyvenimą pozityviai. Va taip.
Va taip, kaip fainai. Trumpai ir aiškiai, ne toks jau jisai ir ilgas tas skaičius, ta prasme, gvildenti belen kokį skaičių galima daug ir daug. Bet vat Taip, man buvo ganėtinai įdomi ši mūsų sesija, kadangi, kaip minėjau, kad pas dukrą yra celi 2 šešetukai, o gali būti, kaip tu sakei, ir 3, ar ne? nu, Bet ir pertrauksiu kaip tada, yra, kas bet liečia va tavo dukrą, 2 šešetukai. Aš taip, žinau, nes man teko su jos gimimo data susidurti. taip, Ir pagal jos viso gyvenimo ciklą, taip, jinai yra šeimos žmogus. taip, 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 taip. Ir Tvirtai kaip sakau, laikanti savo šeimą. taip, ir kai vat prieš tai buvo pas ją toksai gyvenimas, biški, kad jinai žiūrėjo į šeimą, o kažkas tai žiūrėjo į šoną, ir dėl to jinai pradėjo žiūrėti daugiau į verslą, į pinigus. Taip. Jau kai ten viskas susitvarkė, jinai tada pradėjo vėl būti šeimos žmogus, bet ir verslo nepametė, nes verslas Ne, yra ne, geras čia dalykas. traktuoja, kad verslas stovi vietoj, pozityvumas vietoj ir tada viskas eina. Aišku, tik jeigu jau dabar pas ją imtų pinigai viršų, tada pradėtų klibėt santuoka. Tada jau jinai susimąstytų, aha, vadinasi, mano verslas užima mano laiką ir atima iš manęs ir mano Taip. šeimos. Vadinasi, tada biski jinai nepristabdytų to verslo, bet gal jam šiek tiek mažiau sutelktų dėmesio, bet daugiau į šeimą. Taip ir yra. Šiai dienai taip ir yra, nes buvo čia tokių situacijų, kai pavyzdžiui, nu tikrai jau pinigai, pinigai, oi nėra, jo, bet kai pamatė ir antra pusė, kaip tu sakai, šeima, vyras pasakė, sako, užtenka kaip ir tų pinigų, aš esu pas tave, tu geriau. Ir jinai kaip atsipalaidavo, pas ją dabar ir verslas gerai stovi, ir Va, šeimoje tarpusavį yra tokie va. santykiai, kad tai va. Ir aš irgi tą patį noriu pasakyti, pagrysti tavo žodžius, kad tai yra mitas, kad sako skaičiai yra blogi, arba kaip tu sakai, gimimo data, ten Jėzaus žmogus pasako savo datą ir sako, o Jėzau, tasai žmogus. Taip. Niekada gyvenime to nėra ir nebus. Ir tie prakeiksmai, nelabai aš irgi jais tikiu, ane? Nu, Nu, žiūrint, kas kaip būna. Nu, čia daugiau tarologija prakeiksmais eina. Būna žmonių, kad prakeikia, bet tai viskas sutvarkoma ir viską va. įmanoma pakeisti. Va, tai vat ką ir norėjau, tu pati šiandien pasakei, tarologija, tai sekanti mūsų sesija bus nebe skaičiuką, skaičiukus mes jau numetam į ateinančią savaitę, o Taip, sekanti mūsų sesija bus apie tarologiją, kadangi Danutė yra tarologė, irgi profesionali ir tikrai, kiek jau galiu, nu, kaip sako, negirka, ne, čia tavo kolegė. Aš negirsiu, aš tik tai pasakysiu tiek, kad tikrai žmonės, kuriam aš rekomendavau Danutę, aš jau apie save nesakysiu, nes aš niekada netikėjau tom, bet nesvarbu. Visi žmonės man parašo po to ir padėkoja, sako, ačiū labai, išgirdau tai, ką norėjau išgirsti. O kaip ta Danutė ten jiem pasako, ką jie nori girdėti? Aš nelabai įsivaizduoju, nes aš toli gražu nuo tų dalykų ir taip. Dar biskį įsiterpsiu tavo padėkodama, kas kreipiasi pas mane, tikrai nemažai kreipiasi ir visiems labai ačiū didelis, kad kreipiasi. Ir man pats didžiausias toks stimulas eiti į priekį tam, kad kai man parašo žinutę ir pasako, iš kur jūs viską žinot. va. Tai man būna tas, vau, tai vadina žmogus gavo tą, ką jis norėjo ir ko jis tikėjos. Man jo būna žodžiai, kai padėkoja patys aukščiausi. Ir aš kiekvienam žmogui pasakau, už jūsų padėką aš paaugau 1 centimetru. O, Toj žiūrėk, būsiu kaip labai lubas didelė. pramuši. Toj būsiu labai didelė. O bet, kaip tu minėjai, to kitoj sesijoje mūsų tarologijos, aš jumis supažindinsiu su 78 kortom, su didžiaisiais ir mažaisiais arkanais. Vo, kaip fainai. Tai dabar aš jau su nekantrumu labai laukiu tos naujos mūsų kitos Labai sesijos. įdomus mokslas. Žinokit, kai pradėsim gvildenti po vieną arkaną, išvis pasinersi. Ir tu pasinersi į tą mokslą. Aišku, mane tai iš vis, aš sakau, aš senai girdėjau ir žinojau, kas tai yra tarologija, kas tai yra numerologija, bet kažkaip, nu,
taip, nu yra ir yra, kaip sakoma, nu yra vat, virėjai, kurie skaniai gamina. Bet aš Taip. nepuolu žiūrėti jų receptus ir gaminti. Man užtenka tai, ką aš gaminu. Bet vat kai su žmogum jau eini keletą metų koja į koją, sakykim, arba šalia vienas kito, kad ir per internetą, ne? Ir kažkaip vat pradedi domėtis tuo, ką tas žmogus daro. Jeigu, Danute, tu kepsi, tiksliau, tu kepi, bet jeigu tu sugalvosi pasidalinti savo pyragų, tortų, receptais, Taip. ir mane tuo metu sudomins ir tada aš tikrai norėsiu išbandyti tavo receptus. O dabar mes kalbam apie numerologiją ir sekanti sesija yra mūsų tarologija, kuri irgi yra labai didelis mokslas ir tikrai žmonės, kurie atlieka savo darbą sąžiningai, be jokio melo, kaip tu, Danute, tikrai va, dėl to tau ir dėkoja, nes yra žmonių, kurie moka daug ką, bet jie už tai ima pinigus, kad pasakyti kažką. Paėmė pinigus, svarbu, pasakiau ir viso gero. O yra tokių žmonių, kurie tikrai už tos pinigus, jie dar daugiau žinių ir naudos žmogui suteikia, negu kad galėtų, nes, nu, o kiti skaičiuoja pinigai, sakykim, aha, tu tiek man pinigų sumokėjai, daleiskim, aš tau pasakysiu tiek. Tai nežinau, ar čia biškį nusišnekėjau, ar ne? Ne. Yra, tu visiškai teisi 100%. Yra, kad žmonės nusistato savo limitą ir jis ten atėjo, žmogus pasibūrė, ai, nu, va tiek sumokėjai, va tiek tu ir gausi, kiek sumokėjai. Pas mane biskį atvirkščiai, aš atveriu visą žmogui dūšią. O jeigu reikia, aš dar su juo ir asmeniškai pasikalbu, jeigu matau, kad pas žmogų tikrai yra daug bėdų. Tai tiesiog pasikalbėdama, net kaip sakau, nes tarologija labai remiasi psichologija. Tai tiesiog žmogui padedu perlipti per save ir jeigu aš matau, kad žmogui tikrai reikalingas jau psichologas, tada aš jį nukreipiu biskį toliau. Labai gerai, tai va dėl to žmonės ir dėkoja ir man, kad aš pasiūliau tave, ir tau rašo žmonės. Labai rašo. Yra patenkinti žmonės, todėl kad jie gauna tai, ką jie tikisi, o ne tai, kad kaip kiti pasako nesąmonę ir tas žmogus tikrai galvoja, nu nebuvo pas mane tam gyvenime taip, o kas dabar bus, nes visokių žmonių yra, visokių gyvenimų. Tai gerai tada, ačiū tau, Danute, už tą šešetuką ir susitiksim sekančioj sesijai apie tarologiją. O jum tikrai, jeigu įdomu, po šito video užeikite į Danutės YouTube kanalą, ten rasit visas Danutės koordinatės, rašykit arba elektroniniu laišku, arba tiesiogiai Danutei žinute. Ir jeigu tikrai turite kažkokių problemų, kažkokių neaiškumų, kreipkitės į ją ir jinai pasakys, ką jums reikėtų toj ar toj situacijai padaryti. Viso gero, iki sekančios sesijos. Ate.